Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandieną sveikinuosi su jumis iš kvepiančios studijos Žydi gėlės, kurioje visai netrukus turėsite galimybę susipažinti su nuostabia moterim Sigute. Moteris, kuri padovanojo šiam pasauliui net 4 gyvybės, tačiau savo meilę dovanojo net 10 vaikų. Skubu jums pristatyti ir šalia savęs pakviesti moterį vardu Sigita. Labadiena, ponė Sigutė. Labadiena. Kaip gyvenat, iš karto klausiu. Ačiū, gerai. Sakykit, ar jūs šiandien jaučiatės laiminga, ar pilnavertis jūsų gyvenimas? Jo, aš jaučiuosi laiminga. Jaučiuosi tuom, kad gali kažką tai duoti kitam žmogui. Gali padėti, gali užjaust, gali patart. Daugiau nieko nereikia. Tai jūs sakytumėt, kad gyvenimo pilnatvė yra tame, kai tu matai kitus ir gali jiems duoti kažką gerą, taip? Nu taip. Nes jeigu gali tai padaryti, gali kažkam tai priglaust, kažką tai padaryti geresnį gyvenimą, tai ir tu nuo to jautiesi laimingas. Jūs padarėt laimingais net 10 vaikų, turint omenyje ir jūsų biologinius vaikus, ar ne? Papasakokit, kaip apskritai, nuo ko viskas prasidėjo, apie jūsų pažintį su savo vyru. Prieš kiek tai metų buvo? Prieš daug metų, jau daug prabėgo metų, susipažinom netikėtai. Tai gal labiau, kai jaunystėje eidavom į tuos šokius, eidavom į pramogas irgi. Tai vat susipažinom, išleidavo aš į armiją, kai baudavo, sulaukiau. Nu ir paskui vat susituokėm, grįžo pavasarį. Gimė viena mergaitė, gimė antra, paskui trečia. Už daug metų tarpas, gimė ketvirta. 4 dukros? Jo, 4 dukros. O paskui atsirado Jurgita, kurią pasiėmėm 2 metukų, kad su Edita augtų. Su jūsų mažėle? Jo, nes Edita labai tiesiog nedavė ramybės šitom mergaitėm. Kai buvo mažiukė, vis lindo į jas, o jau šitos didelės buvo 11, 12, 14. Tai vis mama pasimk Editą. Nu, tai aš paskui vyrui sakau, žinai, pasiima mergaitę. O kaip sureagavo vyras? Vis tiek 4 savo vaikai, ar atrodytų full house'as, kaip galima būtų pasakyti, ar ne, pilna šeima, 4 vaikai. Kaip reagavo vyras, kai jums staiga tokia mintis toptelėjo į galvą? Jis niekada neprieštaravo man nieko. Jis labai geras buvo, labai įsiklausydavo. Jo, jis paprastai sureagavo, tik pasižiūrėjo, sako, jeigu tau nebus per sunku, prašau. Bet sakau, eisi su manim, eisiu visur, bet žinok, tau reikia valgyti, gaminti, tau skalbt. Viskas gerai, sakau. Na ir praėjom, tai laukėmės tos mergaitės. Po metų kažkur tai atsirado, nes aš norėjau tik vieną mergaitę imti. Taip. Nu ir pasiėmėm Jurgitą 2 metų. O kaip jūs pasiėmėt, kaip atrodė tas susitikimas, kai jūs atvykot kažkur turbūt į valdiškos namus, ar ne, į kūdikių namus? Jo, kūdikių kaip atrodė tas pasirinkimas? Ar jūs turėjot galimybę tiesiog pažiūrėti kažkur į tuos vaikus ir išsirinkti, kokiu būdu jūs rinkotės? Ne, aš norėjau, kad nebūtų iš gausios šeimos, nes nenorėjau atskirti vaiko. Man taip atrodė, kad vaikai turėtų augti visi. Broliai ir seserys. Jo. Bet aš nenorėjau tiek daug vaikų imti,
Ir aš pasakiau vaikų teisėm, aš nenoriu skirti vaikų, aš norėčiau bent, kad turėtų seserį, brolį, bet būtų vyresnė, ar paimti, kad būtų viena mergaitė. Nu, tai va, taip ir nutiko, kad šita mergytė buvo pasėmę globėjai, bet aš nesigilinau, kodėl ją vėl atidavė. Man jos labai pagailo, kai pasakė, kad vėl gražinta. Viskas kad buvo gerai. Paimta ir vėl sugrąžinta į tuos kūdikių namus. Jo. Ir aš ją pasėmiau, o paskui, kai tvarkiau dokumentus, aš pamačiau, kad tos mergaitės gimtadienis atitinka su mano biologinė dukra. Su šita mažiausia? Taip, vienais metais, vieną mėnesį, vieną dieną. Kaip jūs reagavot? Turėjau dvynukes. Juokdavausi, sakydavau, kaip čia pavardės skirtingos. Nesvarbu, kad pavardės skirtingos. Pasigimdžiau, po 2 metų pasiėmiau vieną. Ir tą pačią dieną gimė vaikai. Taip, tą pačią dieną jos augo kaip dvynukės. Bet jūsų šeimoje atsirado dar gerokai daugiau vaikų vėliau. Atsirado jo. Taip susiklostė, kad atsirado 2 mergaitės, bet apie tai nepykit, bet nenoriu kalbėti. Tai yra per sunku. Vyras taiga mirė ir kažką norėjau veikti, neverkt, nesėdėt, bet judėti į priekį. Aš galvojau arba senelius globot, pasiimt, arba nes tuom kart slaugiau vieną moterį, senolę, ir norėjau kažko daugiau. Ir taip su mergaitėm, su dukrom kalbėjau, mergaitės, mama, imk vaikus, mes galėsim, kai pavargsi, mes tave galėsim pavaduoti, o su ligotu žmogum sako, mama, nepyk, tikrai mes negalim to, ką tu gali. Gerai, sakau, tada imam ir kai tik tais pasiūlė šitos 3 brolius. Ir jau jums buvo nesvarbus tas faktas, kad jie yra 3. Jūs buvot pasiruošus juos paimti visus 3. Jo, bet aš kai paėmiau, aš paskui tik apmašiau, ką aš darau, ar aš susitvarkysiu, nes jau viso 10 vaikų, tai jau yra visas būrys. Nesvarbu, kad vieni užaugę, bet vis tiek jie yra juk vaikai. Taip. Ačiū Dievui, viskas buvo labai gerai. Iš pradžių, aišku, visko buvo, bet su visais vaikais būna, ir su biologiniais, bet ir su šitais buvo, kalbėtis daug reikėjo, problemų buvo, bet kalbant su vienais, su kitais, ir taip įsirutuliojom, kad viskas gerai. Ko gero, ne vienai moteriai, kuri dabar žiūri, kyla klausimas. Ta, kuri to nepatyrusi, ar ne? Aš irgi, tarkim, turiu vaikų. Ir ar kada nors jums pasijautė toks skirtumas, kad, čia yra mano biologiniai vaikai, o čia yra nebiologiniai. Ar kada nors kažką esat pajutus, kad, artimesni yra vis tik tie, kurie yra jūsų biologiniai? Ne, nes kai auginau ir Editą, ir Jurgitą, niekada neskyriau, jeigu atbėgo viena, atbėgo kita, aš būdavau viena ant vienos, kita ant kitos, kojos pasisodydavau ir niekada neskyriau, veždavausi, aišku, jų kaip ir visų kitų vaikų pomėgiai buvo ne vienodi. Edita, iš mažumės norėjau puoštis. Jurgita sportiškai rengtis. Nupirkau suknutę ir Jurgitai galvoju aprengsiu. Taip parėjau su suplėšyta suknutė. Supratau tada, kad ji nebenori tų suknučių, nes ji tiesiogiai ir išreiškė, aš ne Barbė. Bet sakau, apsirengt. Edita nori Barbė būti, tegul rengėsi. Rengiau, kai norėjusi rengtis ir neskyriau kažkaip tai nei vienos, nei kitos, padėti reikia vienai, padėti kitai reikia. Kas buvo iniciatorius pirmo susitikimo šitų berniukų su jų biologinė mama? Ar jie patys pas jūs paklausė, kur yra mama, kad jie norėtų susitikti su ja? Pirmą kartą aš pati užvežiau. Mes buvom šventėj,
čia buvo globėjų. Globotinių globėjų šventė Simno rajone. Ir Martynas atėjo, teta, mūsų netoli tėviškiai yra mama, ar galim užvažiuoti? Jo, kodėlgi ne? Jis pats paprašė. Jo. Nu ir nuvažiavomės į tėviškę, tai Martynui sakiau, kai vyriausiam, sakau, Martynai, bet tu nueik pirmas, pažiūrėk, kaip ten. Koks yra stovis. Jo, ir tada sakau, ateisi, jeigu viskas gerai, nusivesk ir jaunesnius brolius. Taip ir buvo, radom labai geroj stadijoje. Ir nusivedė brolius, aš aišku neėjau, tegul pabendrauja, mačiau, paskui palydėjo jie motiną prie mašinos. Tai va toksai pirmas buvo, paskui nusivežė. O kokie jų įspūdžiai buvo, kai jie parėjo į tą automobilį? Ką jie jums pasakojo? Nu, kažkaip tai nelabai pasakojosi, ten pasijuokė dar aš kažką tai ir viskas. O antrą kartą, kai nuvažiavo, jau Martynas įsilaikė teisės, nusipirko mašinukę. Atvažiavo, teta, ar galiu su broliais pavažiuoti, mes norim picų. Prašau, važiuokit, aišku, labai malonu, labai gražu iš tavo pusės. Nusivežė ir ne picų, cepelinų valgyti. Nuvažiavo į kavinukę cepelinų valgyti, parvažiuoja. Buvom ir pas mamą, bet Mantvydas net nelipo iš mašinos. Tai supratau. Jo, sako, net neleido durelių atidaryti, nes, sakau, tai ir gerai, tai sakau, jeigu vaikas nenori, tai nereikia taip. O kokie jums pačiai jausmai užplūdo tada, kai jie pirmą kartą, jūs laukite automobilį ir jie pirmą kartą išėjo pabendrauti su savo mama? Man gražu. Jūs džiaugiatės? Gražu, taip, nes jie juos pagimdė. Kas yra didžiausia laimė pagal jūs? Didžiausia laimė man matyti visus besišypsančius. Kai parvažiuoja, šypsosi, paskambina, kad viskas gerai, tada ir man lengva gerai. O kaip jie reagavo, kad šiandien jūs pas mus atvykot? Jie turbūt žino, ar ne? Žino. Irgi kaip visada palaiko mane. Visada, mama, tu gerai žinai. Ir vaikam pasakiau, tai matysim, matysit vaikai. Visada palaiko. Labai noriu Jums padėkoti dėl to, kad esate šiandieną čia pas mus. Ir mes su visa komanda, stilistų, jau jie visi Jūsų laukia. Ir norim padaryti Jums nuostabią dieną, kadangi tikrai žinom, jog laiko savo Jūs tikrai turit labai mažai. Todėl šiandien Jūs atsipūskit, atsikvėpkit, atsiduokit į profesionalų rankas ir aš labai lauksiu mūsų susitikimo vakare. O dabar noriu pakviesti savo kolegę Gintarę, kuri Jūs lydės visos šios kelionės metu. Sveiki, Sigutė. Labą dieną. Jūsų labai įspūdinga istorija. Gyvenimas tikrai nepagailėjo Jums išbandymų. Ir manau, kad tikrai nusipelnėte, kad gyvenimas Jūs ir palepintų. Tai mes su savo komanda pasistengsime tai ir padaryti. Ar esate pasiruošusi? Taip. Keliaukime. Naujas įvaizdis, tikiuosi, kad vaikai pažins. Sigutė, ar turite savo kažkokią mėgstamiausią spalvą? Taip, turiu. Mėlyną. Mėlyną, ar ne? Savo garderobe daugiau turite sijonų, suknelių, kelnių. Mėgstate tokį labiau vyrišką garderobą ar labiau moterišką tokį? Suknučių daugiau turiu. Mėgstate sukneles, ar ne? Mėgstu, bet apsirengiu ir koks oras. Supratau. O tokia labiau elegantiškesnį stilių ar tokį daugiau laisvalaikio, laisvesnės tokias? Turiu ir tokių, bet daugiau gal tokias laisvas, nes daugiau kur kad išeit. Šiandieną mes esame suplanavę daug įvairiausių pokyčių. Ar yra kažkokie pokyčiai, kurių bijotumėte ir nenorėtumėte, kad padarytume? Net nežinau, aš atsiduodu. Esate drąsi, ar ne, moteris? Jo, turbūt. Net nebijotumėte ir trumpo kirpimo?
Trumpas kirpimas, jeigu tiktų. Jeigu tik, supratau. Susipažinkite su Aurelija, kuri pasirūpins jūsų manikiūru. Šiandieną sužinojau naujieną, kad Sigutei tai bus pats pirmas kartas gyvenime, kada darysis grožio salone manikiūrą. Tai atiduodu į patikimas rankas. Labai smagu, malonu Jūs matyti ir labai tikiuosi, kad pirmas apsilankimas paliks tik tai gerus įspūdžius Jums. Aš ir tikiuosi. Prašau. Taip, prašom. Salone ir manikiūras pirmas būtų kuo šiltesniais įspūdžiais. Tai čia yra rankų priežiūros priemonės ir aliejukai, serumai, tai tepkite odeles, kad rankos išliktų gražios ir švelnios. Ir prašau. Labai. Sėkmės Jums. Ačiū. Ar džiaugiatės, Sigute? Labai. Ar patinka naujas manikiūras? Nu taip, va. Labai gražu. Reikės kartoti, ar ne, ko gero? Būtinai. 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 Įtrauksime jūsų grožio rutiną. Jo. Super. Ačiū Jums labai ir keliaujame mes toliau į pokyčius plaukučių. Na va, Sigute, susipažinkite su mūsų specialiste Inga, kuri pasirūpins jūsų naujų plaukų. Sveiki. Labą dieną. Papuošiame šiandieną jumis ar pasiruošę? Tai. Nebijot? Ne. Labai smagu. Sakė, Sigutei tinka visos spalvos, išskyrus žalią ir mėlyną. Ir raudona. Labai gerai. Labai gerai. Aš kaip tik šiandieną planavau šiek tiek pašviesinti jumis, vis tiek šviesi plaukų spalva mumis jaunina. Ir su metais aš visada visoms mergaitėms sakau, kad reikia šviesėti. Tai šiandieną jums taip pat darysime šviesinimą, bet žinoma, jokių spalvų tikrai nedėsiu. Gerai? Ačiū, ar ne? Dabar jau ramiau, galime eiti į pokyčius. Galim, okei. Noriu Jūsų paklausti, kokia Jūsų priežiūra yra plaukų? Ar labai prižiūrite plaukus? Bet būtent ką naudojat? Dažus. O šampūnas, kondicionierius, kaukė? Kondicionierius, kartais plaukų kaukė įsidedu. Jo, o Jūs pati dažotės ar einate į saloną? Pati. Kada paskutinį kartą buvote salone? Pirmas? Ne pirmas? Pirmas? Tai tikrai nustebau. Jūsų pirmas kartas salone? Taip. Dažytis plaukus? Taip. Wow, tu Jūs mano kūdikis. Malonu. Geras, nu tikrai labai smagu. Net čiurpuliukai perėjo per kūną. Eina savo, nesigraudinkit, viskas gerai. Aš irgi nesiverksiu. Neverkit. Jėzau. Pradėsime nuo šviesinimo ir po to, žinoma, dėl šaknyčių, kad jums palengvinti namų sąlygom dažytis, tai aš jums parinksiu tokią spalvą, kad maždaug derintųsi į natūralią žilą, gerai? Kad jūs po to galėtumėt gal labiau eiti į šviesumą. Aš to norėjau jau senai. Taip, o va kaip pataikiau, jaučiu. Gerai, viskas, pradedam startuoti, pradedam dirbti.
Tai ką, 1, 2, Merkite. 3. Atsimerkite. Ar matot? Ar patinka? Visai kita, net pažins niekas. Ar gerai? Pažiūrėkit, kai atjaunėjot, kad 10 metų. Neverkit. Pokyčių. Norėjau kažkaip pasikeisti, bet ačiū. Čia gerai ar blogai? Gerai. Nu. Jūsų plaukų yra, jie dabar sušukuoti, bet būtinai visą laiką taip darykit gerai, kad jie fainai būtų forma. Aš jums duosiu šampūnų, būtent, kad jums būtų šampūno kondicionierių, kad jums būtų lengviau susitvarkyti ir žinoma laką. Nes būtinai turėsite lakuoti, kad jums laikytųsi. Gerai? Sužiūrėkit, kai jūs atjaunėjot. Matė išlygintais plaukais, bet nesu tokiais. Kaip fainai. Ką aš noriu jums įdėti dovanų, tai šampūnas ir kondicionierius, tai jisai tiesina plaukus, tai jūsų plaukai bus visada tiesesni ir bus jums lengviau valdyti juos. Žinoma, laką, nes be lako vėlgi bus labai negerai, nes reikia būtinai jūs turite už ausyčių kištis ir papurkšti. Ir dėl spalvytės, lygiai taip pat aš jums duodu, kad neprarasti spalvos, tai užsidėti vis kaukyti. Gerai? Ačiū. Į savaitę kartą. Kad tiesiog neprarasti, jūs šviesėsit, viskas bus gražu, bet jums padės ilgiau išlaikyti tai. Aišku. Labai ačiū. Prašau. Labai ačiū. Kol Sigutė dar yra grožio kelionėje, šalia manęs jau jos laukia visas būrys jos artimiausių žmonių. Jai pačiai aš manau, kad tai bus didžiulė staigmena, nes čia ji šiandien išvys savo dukrą, taip? Taip. Dukra vardu? Edita. Edita. Čia yra žentas, kaip suprantu, taip? Paulius. Taip, toliau turim anūkę, mažąją Ameliją, o dar vieną anūkę, kuri vardu? Augustė. Ir dar turim svotus, taip? Erika ir Dainis. Kiekvienas vaikas norėjo, kad tikrai norėtų būti čia, pamatyti ją bei apkabinti. Kokia ji mama? Nuostabi. Nežinau, trūksta žodžio apibūdinti. Tikriausiai net nebūtų žodžio, kaip apibūdinti ją, kokia jinai yra. Kaip įsivaizduoju, kokią ją šiandien pamatysi? Nežinau, nuostabią. Nežinau, neįsivaizduoju. Džiaugiesi už tai, kad ji šiandien Taip, tokią žinoma. dieną turi? Kaip tu manai, ar ji to verta? Absoliučiai taip. Žmogus nepaprastai nuostabus, savo širdimi didelė, sugebantis mylėti visus. Nuo mažo šuniuko, nuo kačiuko, nuo paukštelio, nuo augalėlio, bilėkėt pas ją labai daug augalų. Ir kai mes nuvažiavom pirmą kartą, kas mes svetimi žmonės, bet mes labai greitai tapom savi ir be galo laukiami. Taip kad Sigutei didelis ačiū ir nuo mūsų. Atsirado glaudus ryšys, labai bendraujam ir tikrai... Taip atradom savo dar kaip ir šeimą, dar vieną. Na ką, iš tikro neslėpsiu, jaudulys, žinokit, man pačiai yra labai didelis, nes aš dar nemačiau tų pokyčių, aš neįsivaizduoju, ką mes netrukus išvysim, bet aš kviečiu pasitikti Sigutę.
Ateikit. Va čia, žiūrėkit, dar trupučiuką čia. Ir pirmiausia, Sigute, klausiu, kaip jūs jaučiatės? Labai gerai. Pakylėta. Ir fantastiškai. Tai trupučiuką pasirodykit čia. Apsisukit. Jūs tas pats žmogus. Tai galite apkabinti. Ačiū labai. Net baisu. Dėsiu bačkė. Man Anna parinko. Fantastiškai. Nustebinot smarkiai. Čia nustebino mūsų visa komanda. Ačiū labai. Tai jaučiatės puikiai, kaip Labai. Tiesiog pasikeičiu. Kaip jum? Puikiai, wow. Edita, koks pirmas įspūdis? Galėjot patikėti, kad čia jūsų mama? Ne. Atrodo kitas žmogus, ar ne? Žinau, tai tik iš balso. Liko, kaip sakant, jūsų tik balsas. Visiškai kita išvaizda. Šypsena iš balso. Mes tikrai labai daug pasikalbėjom su jūsų artimaisiais ir jie sako, kad jūs esate verta kur kas daugiau, nei kad šiandienos pokyčiai. Ir aš manau, kad svarbiausias dalykas, kurį jūs turit, kurio niekas niekada iš jūsų negalės atimti, tai yra jūsų širdis. Tai yra jūsų meilė ir sugebėjimas suburti visus. Jie visi šiandieną tiek daug gražių žodžių apie jūs pasakė. Ir pasakė net už tuos, kurių šiandieną čia nėra, nes jie negali šiandien tiesiog fiziškai čia dalyvauti. Bet jie tikrai mintyse yra su jumis. Jie labai džiaugiasi už jūs. Ir jie labai yra jums dėkingi. Dėkingi už gyvenimą. Dėkingi už tai, ką jūs į juos įdėjot. O kaip žinot, kaip sakoma, gėlė tik laistoma ir tręšiama gali užaugti ir skleisti didelius gražius žiedus. Tai jūs turite 10 žiedų aplink save. Ir ne tik 10, tie žiedai turi dar žiedų ir pumpurų, kurie visi irgi žydi. Tai aš noriu jums palinkėti didžiausios sėkmės. Nes aš nežinau, meilės linkėti jums net nežinau, ar reikia, nes jūs jos atgalios turit tiek daug. 3-gubai, 4-gubai, 10-gubai. Tai ir norisi palinkėti, kad visi būtumėt laimingi. Ačiū. Ir kad iš jūsų veido niekada nedingtų šypsena. Ačiū. Paplojam. O aš noriu kreiptis į visus mūsų žiūrovus ir padėkoti jums už mūsų dėmesį, už gražius žodžius, už tai, kad įsijungėt ir pažiūrit šį projektą, kuriame moterys patys matot, kaip pasikeičia. Vidaus žmogaus nepakeisi, nes jis visada spinduliuojantis, nes mūsų projekto dalyvės visada spinduliuoja grožiu iš vidaus. Tačiau mes kartais padedam žengti tą žingsnį, kad spinduliuotų ir visa išorė. Jeigu norite dalyvauti mūsų laidoje, apačioje jūs matote ir telefono numerį, ir elektroninio pašto adresą, rašykite mums laiškus, mes būtinai su jumis susisieksime. Taip pat labai noriu padėkoti mūsų laidos rėmėjams, kurių logotipus jūs matote, ir iki kitų susitikimų.